Sveiki. Ar kada pagalvojot, kiek pinigų socialinių tinklų reklamai, tiesiog išeina į balą, jei nelabai gaudotas, kaip viskas veikia? Hmm. Ypač kai dirbat su agentūra, kaip žinoti, ar tos investicijos tikrai atsipirks? Tikrai aktuolus klausimas. Tai va, šiandien kaip tik ir panagrinėsim šitą sritį. Tiksliau, gilinsimės į tą pagrindinį įrankį Meta Ads Manager. Tai ta platforma, per kurią sukasi visos Facebook ir Instagram reklamos. Būtent. Nors galimybės ten, milžiniškos, bet tiesa tokia, kad daugelis verslų, net ir tų, kurie samdo agentūras, dažnai neišnaudoja viso potencialo. Mūsų tikslas šiandien, rėmiantis gauta šios platformos analizė, bus ne tik paaiškinti, kaip tas Ads Manager veikia, bet ir duoti, praktinių patarimų. Taip, Ypač verslo savininkams, kad jie geriau suprastų visą virtuvę, galėtų efektyviau kalbėtis su savo agentūromis ir, žinoma, vertinti rezultatus. gerai. Tai pradėkim nuo pačios esmės. Kas tas Ads Manager? Tai Meta sukurta centralizuota sistema. Aha, Ji leidžia ne šiaip paleisti reklamą, bet ją labai tiksliai valdyti. Kurti kampanijas, segmentuoti auditorijas, nustatyti biudžetus, stebėti, kas veikia, kas ne. Tinka beje visiems, ir mažam, ir dideliam verslui. o ko reikia, norint pradėti? Turbūt nebe kas gali. Reikia turėti Meta Business Manager paskyrą. Tai tarsi jūsų verslo, valdymo pultas visoje Meta ekosistemoje. Gerai. O dabar apie patį procesą. Sakykime, agentūra siūlo pradėti nuo žinomumo kampanijos. Straipsnėje pabrėžiama, kad tikslo pasirinkimas pirmas ir labai svarbus žingsnis. Kodėl? O čia esminis dalykas. Nes nuo tikslo priklauso, kaip Meta algoritmas optimizuos jūsų reklamą. Kaip tai? Jei pasirenkat žinomumą, sistema ieškos kuo daugiau žmonių, kurie tiesiog pamatytų jūsų skelbimą. Bet nebūtinai jie puls pirkti ir registruotis. O jei tikslas, tarkim, pardavimai, algoritmase jau ieškos tų vartotojų, kurie pagal savo elgseną labiausiai linkę pirkti. Supratau. Todėl verslo savininkui visada verta klausti agentūros. Kodėl siūlot būtent šitą tikslą? Kaip jis padeda pasiekti mano verslo tikslus šiuo metu? Labai geras klausimas agentūrai. Kitas žingsnis – auditorija. Čia galimybės atrodo, beribės. Demografija, interesai, elgsena. Kaip nepasiklysti? Ir kas svarbu žinoti verslui vertinant agentūros parinkimus? Tikslinis nukreiptimas yra didžiausias socialinių tinklų reklamos privalumas. Reikia žiūrėti ne tik į auditorijos dydį, bet į jos kokybę. Taip. Vėlgi, klauskite agentūros. Kaip segmentuojat? Ar naudojat individualizuotas auditorijas, pavyzdžiui, iš mano klientų duomenų bazės ar svetainės lankytojų? Aha. Ar kuriami panašių vartotojų segmentai, vadinami jie lookalikes, o gal tiesiog parenkami platus interesai? Geras segmentavimas leidžia rodyti skirtingas žinutes skirtingoms grupėms, tai kur kas efektyviau. O tas garsusis piksel, kiek jis svarbus? Metapixel kodas svetainėje yra absoliučiai būtinas, jei norim matuoti realias konversijas, pavyzdžiui, pardavimus ir optimizuoti kampanijas būtent jiems. Be jo, dirbsim beveik aklai pardavimų srityje. Tai tikrai geri klausimai diskusijai su agentūra. Eima prie pačių skelbimų. Atrodo, kas čia sudėtingo, įkeli nuotrauką, video, parašai tekstą, bet turbūt čia ir slypi visas menas. Būtent čia prasideda kūryba ir, kas labai svarbu, nuolatinis optimizavimas. Vienas esminių dalykų, kurį minė ir analizė, AB testavimas. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad reikia nuolat bandyti skirtingus dalykus. Kitokius vaizdus, video, skirtingus tekstus, antraštės, net mygtukų tekstus, tuos kviečiamus veikti, CTA. Ir nespėlioti, kas geriau, o leisti duomenims parodyti, kas konkrečiai auditorijai veikia efektyviausiai. Verslo savininkas turėtų klausti, kokius testus darote, ką jie parodė, ar agentūra tiesiog paleido vieną variantą ir viskas. Vadinasi, reklama tikrai nėra tas variantas nustatei ir pamiršai. Reikia nuolat stebėti. Tikrai ne. Absoliučiai ne. Rezultatus reikia sekti nuolat. Priklausomai nuo biudžeto, gal kasdien, gal kas kelias dienas. Ir svarbu žiūrėti ne tik į paspaudimų skaičių, ar kiek žmonių pamatė. O į ką tada? Reikia vertinti konversijas. Kiek buvo pirkimų, registracijų, kokia kaina už vieną rezultatą, CPA, kokia reklamos investicijų grąža, ROAS. Jei matosi, kad kampanija, nekokia, reikia koreguoti, keisti auditoriją, skelbimus, galbūt perskirstyti biudžetą. Ir tam turbūt praverčia mobilųjį programėlę.
taip. Ads Managerių programėlė telefone leidžia greitai pasitikrinti pagrindinius rodiklius, net kai nesi prie kompiuterių. Patogu. Dar vienas terminas – remarketingas. Ar verta priminti apie save tiems, kas jau rodė susidomėjimą? Oi, būtinai. Remarketingas arba pakartotinė rinkodara dažnai būna viena pačių efektyviausių strategijų. Kodėl? Nes rodai reklamą tiems žmonėms, kurie jau lankėsi tavo svetainėje, gal net įsidėjo prekiai į krepšelį, bet, kažkodėl neužbėgė pirkimo. Tai jau šilta auditorija, priminimas dažnai suveikia. Gerai, tai pabandykim apibendrinti struktūrą, kad būtų aiškiau. Viršuje turime Kampanija tai bendras tikslas, ar ne? taip. Joje yra reklamų rinkiniai arba ad sets. Čia nustatoma auditorijas, biudžetus. Teisingai, skirtingiems segmentams. O jau tuose rinkiniuose yra patys skelbimai, ads, tai, ką mato vartotojai. Paveikslėliai, video tekstai. Viskas teisingai. Būtent tokia struktūra ir leidžia tvarkingai viską organizuoti ir testuoti skirtingus elementus. Tai apibendrinant, Ads Manager yra tikrai galingas įrankis, bet jo efektyvumas, kaip suprantu, slypi ne pačiame įrankyje, o kaip jį naudoja. Tiksliai. Reikia strategijos, aiškių tikslų, gerai parinktos auditorijos, nuolatinio testavimo ir optimizavimo pagal duomenis. Ir svarbiausia žinutė verslo savininkams. Svarbiausia, net jei nedirbate su platforma patys, o samdote agentūrą, šitų pagrindų supratimas duoda labai daug. Ką konkrečiai? Leidžia užduoti teisingus klausimus, suprasti, už ką mokate pinigus ir svarbiausia, reikalauti geresnių rezultatų. Atsiranda kontrolės jausmas ir aiškumas, kaip reklama padeda siekti jūsų verslo tikslų. Visiškai sutinku. Ir tokia paskutinė mintis pamastymui, galvojant apie technologijų kaitą ar straipsnėje minimus mokymosi resursus. Ar užtenka vieną kartą išmokti naudotis įrankiu, o gal visgi tas tikrasis, konkurencinis pranašumas slypi nuolatinėme domėjimąsi, bandymąsi, prisitaikyme ir gebėjime matyti ne tik mygtukus platformoje, bet ir strateginės galimybės už jos.